Sveiki, šiandien pakalbėsiu bendrai apie internetinius kazino. Jeigu jau sukote į kazino grupų puslapį, tai tikėtina, kad arba ieškote naujos bendrovės, arba norite kažką sužinoti apie kazino žaidimus, arba pamatyti kažkokių įdomesnių premijų. Ir iš esmės mūsų tikslas yra, kad jeigu jau jūs susukote į mūsų puslapį, tai kad čia rastumėte informaciją, kuri jūs domina. Ir aišku, pats svarbiausias iš visų šių dalykų, tai kad mūsų puslapyje galėtumėte nuolatos matyti naujus kazino, taip pat galėtumėte pasirinkti iš senesnių kazino, tai juos irgi nuolatos stebime, jeigu kažkas nors atsinaujina, premijų naujų pasiūlo ar panašiai. Ir aišku, nepaslaptis, kad surasti naują kazino lietuviams yra ganėtinai sunki užduotis. Tai kuomet renkamės, ieškome naujų kazino, tai reikia ne vien atsižvelgti į kazino saugumą, jo patikimumą, jo žaidimų pasiūlą, mokėjimo metodus ir panašiai. Tačiau, kadangi vis tiek kazino ieškome lietuviškai rinkai, tai dažnai tiesiog arba kazino nepriima lietuvių, arba jau užsiregistravus išlenda kažkokios problemos, tuomet dažnai labai pasitaiko, kad tiesiog mokėjimai neveikia. Dažniausiai mokėjimai per lietuviškus bankus yra labai sudėtingas dalykas, bet mes vis tiek stengiamės, kad jeigu jau pristatome naują bendrovę, tai kad jinai arba turėtų, arba siūlytų mokėjimus per lietuviškus bankus, arba galėtume rasti kažkokį kitą būdą, kuriuo galėtų žaidėjai patogiai ir greitai atlikti mokėjimus. Tai dažnai gali tapti kriptovaliutos. Tai kaip ir minėjau anksčiau, jeigu jau matote kazino pas mus, tai galite būti tikri, kad iš esmės jisai yra saugus, kad jisai siūlo dosnes premijas, kad jame rasite daugybę geriausių ir populiariausių žaidimų. Taip pat kreipiame dėmesį ir į klientų aptarnavimo centrą, ar jisai apskritai veikia, kaip jisai veikia. Dažnai pasitaiko, kad žaidėjai, kuomet jie nueina į naują kazino, jiems iškyla daug neaiškumų, klausimų, nežino, kaip pasinaudoti premiją, ar ją po to peržaisti, kaip atlikti išmokėjimus. Tai labai gerai, kuomet bendrovė turi gerą klientų aptarnavimo centrą ir gali jums padėti. Tai iš esmės, kaip ir manau, paminėjau pagrindinius dalykus, kai mes atsirinkame kazino ir ko jūs galite tikėtis, kuomet matote naują kazino mūsų puslapyje. Dabar dar norėčiau parodyti keletą pavyzdžių gerų kazino internetinių. Tai tarkim, šiuo metu viršuje turime BetTall. Tai jeigu nueitume į jų puslapį, tai galėtume pamatyti kazino, kuris gyvuoja jau kuris laikas, kuris turi puikų dizainą. Viskas šiame puslapyje yra labai greitai vykdoma, patogu, patogiai suskirstytos kategorijos, siūlomos tiek išmokos, tiek įmokos vykdomos visą parą. Tai irgi labai yra naudinga žaidėjai, siūlomos įvairios premijos, tiek tiems, kurie nori kriptovaliutomis atlikti įmokas, tiek žaidėjams, kurie tiesiog nori pasinaudoti pasveikinimo premiją. Savaitgaliais irgi yra siūlomos premijos, taip pat yra sporto varžybų skiltis. Tai iš esmės universali bendrovė, kurioje užsiregistravę galėsite būti tikri, kad ir savo mėgstamą žaidimą rasite. Ir jeigu norėsite, galėsite sporto varžybų statymą atlikti. Taip pat šiame puslapyje galimi mokėjimai ir lietuviškais bankais, ir kriptovaliutomis. Tai iš esmės yra kone idealus variantas lietuviškai rinkai. Kaip dar vieną pavyzdį norėčiau parodyti BC Game. Tai iš esmės tai yra kazino, kriptovaliutų kazino, kuriame visi mokėjimai vykdomi tik tai kriptovaliutomis. Galbūt kai kuriems iš jų tai gali pasirodyti keista,
ar nematyta dar prieš tai, tačiau kriptovaliutos ir apskritai kriptovaliutų kazino tampa vis labiau populiaresni ir tikėtina, kad jų populiarumas ateityje tikrai nemažės, o dar tik tai augs. Ir iš esmės kokie pliusai, kuomet jūs žaidžiate kazino, kuriame mokėjimai vykdomi tik kriptovaliutomis, tai kad įprastai juose nereikia pateikti tiek daug asmeninės informacijos, tiesiog dažniausiai užtenka mailo arba ten kokios, tarkim, Telegramų paskyros, jūs registruojate ir galite žaisti. Kriptovaliutų irgi galite, jeigu neturite, paprastai įsigyti ar tai per Binance, ar tai per Coinbase, ir tada mokėjimai vykdomi akimirksniu, nėra kažkokių didelių mokesčių, viskas greita, patogu, tai iš tikrųjų labai didelis pliusas turi kriptovaliutų kazino mano akimis. Taip pat ir pats kazino yra labai kokybiškas, turi daugybę žaidimų ir netgi išskirtinai tai šiame puslapyje prieinamų žaidimų, sporto lažybų skiltis yra, tai tokių puslapių irgi galima nemažai rasti, tačiau BC Game, manyčiau, yra vienas iš pačių geriausių ir kokybiškiausių ir vienas iš tų, kurie priima lietuvius be jokių problemų. Tai jeigu norite išmėginti kažką naujo, inovatyvaus, tai toks puslapis kaip BC Game tikrai labai patarčiau jį išmėginti. Ir iš pavyzdžių galbūt ir būtų tiek, dar galbūt norėčiau parodyti Cars kazino, kuris, nežinau, man, kai aš jį pamačiau pirmą kartą, tai bent mano akimis tai atrodė, kad tuo metu tai buvo pats kokybiškiausias internetinis kazino ir iki šių dienų, manau, jisai išlaiko šį vardą. Tai čia iš esmės ir įspūdingas dizainas ir labai didelis žaidimų pasirinkimas, viskas labai patogu, greita, kaip ir minėjau, tiesiog paspaudžiame čia ir galime iš karto matyti visus teikėjus. Tai Cars irgi, jeigu tiesiog ieškote naujo kokybiško kazino, tai galite nebijodami rinktis Cars ir čia tikrai viskas jums patiks. Aišku, čia nėra sporto lažybų skiltis, bet galbūt kai kuriems ir netgi geriau, kuomet tiesiog kazino koncentruojasi į kazino ir neturi jokių papildomų dalykų, kurie gali blaškyti, ar šiaip, nežinau, kai kurie gali susigundyti sporto lažybų statymus atlikti, nors sporto lažybom nelabai įdomis ir nežinau, kaip ten vyks, ir tiesiog po to pralaimėti pinigus. Tai jo yra sami privalumai ir minusai. Ir nežinau, kaip ir gal pagrindė būtų tiek, ką norėjau pasakyti. Aišku, dar yra kita kazino rūšis, tai yra lietuviški kazino. Ir iš esmės jie irgi kaip ir savo pliusų turi savo minusų. Tai pagrindinis gal pliusas tai, kad viskas ten patogu, greita, mokėjimus galima labai paprastai atlikti. Tačiau, aišku, ir žaidimų pasirinkimas lietuviškose kazino būna šiek tiek mažesnis. Taip pat, tarkim, autoplay funkcijos nėra, kriptovaliutomis negalėsite atsiskaityti. Tai jo, yra ir savų pliusų, savų minusų, bet, tarkim, jeigu nueitume į 7bet, kuris vienas geresnių yra lietuviškų kazino, tai galėtumėte matyti, kad čia, tarkim, kazino turi apie 2000 žaidimų, tai kas yra pakankamai nemažai. Vis tiek lyginant su užsienietiškais kazino, tai skaičius tikrai yra mažesnis. Labai džiugu, kad šiuo metu lietuviškose kazino galima rasti ir bonusų pirkimų kategoriją, šiek tiek kažkokių įdomesnių žaidimų atsiradę, kazino gyvai skiltis yra gera. Ir šiaip iš esmės visi lietuviški kazino yra gana panašus, veikia tuo pačiu principu, tai kad užsiregistravę galite tikėtis, kad ir galėsite ir kazino žaisti, ir sporto lažybas, ir sporto lažybų statymus atlikti, turėdami vieną paskyrą. Iš esmės visur prieinami tie patys mokėjimo metodai. Ir jo, nežinau, jeigu tiesiog norite pažaisti kazino, jums nelabai yra aktualu kažkokie naujesni tiekėjai, naujesni žaidimai,
ar tai kažkokios inovatyvesnės funkcijos, tai lietuviški kazino irgi gali būti neblogas pasirinkimas. Tai va, ir kaip ir būtų tiek, apibendrinant, dar norėčiau pasakyti, kad ateityje kazino Group puslapyje galite tikėtis dar daugiau naujų bendrovių, kurios bus ir patikimos, ir mokėjimus juose galėsite patogiai atlikti. Tai manau, bent į mėnesį ir 2 mėnesius bent vienos naujos bendrovės galite tikėtis, taip pat ir įdomesnio turinio gausite. Tikėtina, kad bandysime padaryti gidus, kaip atlikti mokėjimus kriptovaliutomis. Tai net ir kazino, kurie nepriima mokėjimų per lietuviškus bankus, jums tiks, kadangi tiesiog galėsite turėdami dar ten Swedbanką ar SEBą, užsiregistruoti į kriptovaliutų platformą, ten nusipirkti jų ir atlikti mokėjimus. Tai va, tai ačiū visiems, kurie žiūrėjot. Tikimės, kad jums patinka tai, ką matote mūsų puslapyje. Ir jo, iki kitų susitikimų. Iki.